Sveiki vaikai. Na, mano rankose šiandien labai graži knygutė, kuri vadinasi Mandagumo abėcėlė. Ši knygutė yra labai pamokanti ir tikrai labai vertėtų ją paskaityti. Vaikai, kaip gražiai elgtis, kaip gražiai kalbėtis, kaip bendrauti su žmonėmis, su savo draugais ir būti labai mandagių išauklėtų vaikų. Na, vieną istoriją šiandien jums paskaitysiu ir norėčiau, kad visi paklausytumėt. Istorija bus apie mergaitę ir jos suknelę. Išpildyti norai ne visada atneša laimę. Ir štai atėjo rytas. Merė Džeinė visų pirmiausia nuskubėjo prie dėžutės. Ką ji pamatė? Šalia dėžutės patogiai įsitaisiusi krėsle iš riešuto kevalo sėdėjo senutė. Ji gudriai šypsojosi. Senutė buvo tvarkingiausia, dailiai susuktomis pilkomis garbanomis ir gražia alyvų spalvos suknele. Mere Džeinė, aš esu ponia Storžievė. Aš paruošiau tau staigmeną, mere Džeinė. Merė Džeinė pradėjo ploti rankomis. Staigmena, aš taip mėgstu staigmenas. O senutė pasakė, aš noriu tau padovanoti stebuklingą suknelę. Tikiuosi, kad dydis tau tiks. Apsirenk ją. Taip apsirengusi ir tu turėsi stebuklingų galių. Ir čia merė Džeinė pamatė, kad ant jos lovos guli suknelė. Tokia miela, visa išpuošta rauktais nėrinukais ir širdelėmis. Merė Džeinė žaibiškai persirengė. Suknelė puikiai tiko. Merė Džeinė prisiminė, kad ponia Binki ją mokė visada padėkoti tiems, kurie tau padaro ką nors gero. Bet tą pačią sekundę visi žodžiai, kuriuos mes įprastai sakome, kai norime padėkoti, išgaravo iš merės Džeinės galvos. Ir mergaitė išbėgo iš kambario. Dailiąją suknelę reikėjo pasirodyti mamai. Mama, pasižiūrėk, kokia nuostabi mano suknelė, norėjo pasakyti merė Džeinė. Tačiau vietoje to jai išėjo. Nedelsiant nupirkite man raudonus batelius, kurie tiktų prie mano naujosios suknelės. Štai, merė Džeinė su naujaja suknele, čia sėdi senutė, kuri padovanojo jai nuostabią suknelę. Labas rytas, merė Džeinė. Mama iš gražaus ąsotėlio su švelniomis rožytėmis ant pilvoto šono pylė pieną į rytinę arbatą. Kodėl tu taip šauki? Labas rytas, mamyte, norėjo pasakyti merė Džeinė. Tačiau vietoje to jai išėjo visiškai kažkas kito. Fui, kaip blogai aš šiandien miegojau. Vili, kokios atsiliepusios tavo ausys? Merė Džeinė išsigando ir užsidengė burną rankomis. Kasgi čia vyksta, kodėl žodžiai tarsi patys skrenda iš burnos? Merė Džeinė, kas tau yra? Tu nesusirgai, paklausė mama. Ji niekada nematė savo dukros tokios. Juk merės Džeinės mama puikiai žinojo, kaip reikia auklėti mažas mergaitės. Visai aš nesusirgau. Ką norėsiu, tą ir šnekėsiu. Tada apie savo elgesį tau reikės pamastyti vienatvėje, pasakė mama. Ir liepė poniai Binki nuvesti merę Džeinę į vaikų kambarį ir duoti jai tik arbatos. Merė Džeinė labai supyko ant mamos. O ką tokio ji pasakė, kad Vilis atlėpausis, pagalvok tu, o savo naująją suknelę ji parodys mergaitėm, kai jais pasivaikščioti į parką. Merė Džeinė išgėrė arbatą ir kartu su savo aukle išsiruošė pasivaikščioti. Merės Džeinės draugės Sara ir Molė linksmai bėgiojo po pavėsyje skendantį parką. Merė Džeinė jas pamatė ir jau iš tolo pradėjo šaukti. Sara, Molė, pažiūrėkite, kokia mano suknelė. Ne tokia kaip pas jus. Mano suknelė ir nėrinukai geresni, ir gėlytės gražesnės už jūsų. Mergaitės pamatė merę Džeinę ir nubėgo pas ją. Suknelė iš tikrųjų buvo labai graži, bet merė Džeinė, ji nuskriaudė Sarą, kai pasijuokė iš jos trumpučių plonyčių kasyčių, o Molė atsidūrė merės Džeinės nemalonėje vien dėl to, kad buvo šiek tiek žemesnė nei ji. Draugės supyko ir išėjo namo. Kam patiktų žaisti su mergaitė, kuri šneka tik nemalonius dalykus?
Merė Džeinė ir pati jau jautėsi nesmagiai. Mamą įskaudino, Vilis nuliūdo, o draugės iš viso nenorėjo žaisti su Merė Džeinė ir išėjo. Netgi puošni suknelė nebedžiugino mergaitės. Ji grįžo namo ir nuskubėjo į savo kambarį. Senutė vis dar taip pat sėdėjo krėsle ir ramiai šypsojosi. Ir kaip, Merė Džeinė, tau patiko mano suknelė? Argi netiesa, kad nuostabu žmonėms sakyti skaudžius ir dygius žodžius? Tai štai kodėl aš visą dieną kalbėjau taip negražiai. Argi tai gerai, dabar niekas su manimi nenorės draugauti. Ach, nieko tu nesupranti, pasakė senutė, reikėtų tave pamokyti. Štai, Merė Džeinė, Vilis, mamytė ir senutė. Taip nuobodu būti mandagiu. Daugybę kartų įdomiau ginčytis ir būti storžieviu su visais ir visada. Būt mandagiu taip nemadinga. Ačiū ir atsiprašau, užmiršk ir nenaudok jau niekados daugiau. Ir su suaugusiais nereikia jokių čia ceremonijų, o pagarbia mergaitė nereikia būti iš viso. O tas geras manieras, sudie ir maloniai prašau, aš atleidžiu tau ir visiškai užmiršti. Merė Džeinė visiškai pasimetė. Taip, tiesa, bet mama mokė visai mane kitokių dalykų. Jis sakė, kad visada reikia sveikintis ir padėkoti žmogui, jeigu jis tau padarė kažką gero, ir mandagiai kalbėtis su visais. Senutė mostelėjo ranka ir priešais Merė Džeinę atsirado ponis, tikriausias, su spalvingomis juostelėmis, karčiuose. Visai toks pat, kaip mergaitė sutiko mugėje. O, kaipgi mamytė, kaip brolis Vilis ir mano draugės, pagalvojo Merė Džeinė. Ne, pasakė mergaitė, nenoriu aš jokio ponio, aš nenoriu skaudinti savo artimųjų. Aš taip noriu, kad jie mane mylėtų, o šiandien jie nusiminė. Ponia, prašau, pasiimkite savo suknelę ir ponia taip pat pasiimkite. Tik vieną akimirką Merė Džeinė pradėjo gailėtis, kad reikės skirtis su poniu. Bet ji vėl prisiminė liūdnas mamos akis ir kad reikės skirtis su poniu. Bet ji labai norėjo ponio. Ir ponį ji pasiliko. Ach, kaip gaila, nusiminė senutė, kokia tu kvaila mergaitė. Ji suplojo rankomis ir tą pačią akimirką išnyko suknelė. O pati senutė staiga tapo permatoma. Po kelių sekundžių iš jos teliko lengvas rūkas, o ore pasklido aromatinių levandų ledinukų kvapas. Merė Džeinė lengviau atsikvėpė. Nuo lentynos ji pasiėmė gražų sąsiuvinį, kurį per Velykas jai padovanojo mama. Merė Džeinė seniai nusprendė, kad į šį sąsiuvinį įrašys visokius įdomius nutikimus ir protingas mintis. Ji užrašė didelėmis apvaliomis raidėmis. Na, štai pažiūrėkite, vaikai, ką ji užrašė. Negražiai kalbėti negalima. Negalima skriausti mažesnių už save. Visada reikia sveikintis ir sakyti ačiū. Merė Džeinė labai pavargo nuo šios dienos įvykių. Ir diena atrodė tokia ilga. Ji atsigulė į lovytę ir prieš užmigdama pagalvojo. Vis dėlto, kaip gerai, kad mane mama myli. Rytoj ryte paprašysiu jos atleidimo. Ir Vilio atleidimo paprašysiu, ir draugų paprašysiu atleidimo. Na štai, vaikai, patys pagrindiniai žodžiai, kuriuos mes turime visada panaudoti, būnant mandagiems, yra ačiū, maloniai prašytume, prašau, dėmesio, atleiskite, nenoriu, nedarysiu, duok. Taigi, ačiū Jums už. Tie, kas vaikučiai klausė, labai Jums ačiū ir iki kito susitikimo.